Atrodo, dama nori pasirinkti kai ką kitką. Ne, jie vis tik nusprendė susitikti prieš jūsų akis. Na, o mes dėkojame visiems stebėjusiems. Šiandieną, 3 val. Šiek tiek po 3, galėsite išvysti jau pėsčiųjų riterio turnyro finalinį etapą. Taipogi šiandieną jūsų laukia daugybė pramogų bei linksmybių. Iki pasimatymo! Dėkojame raitiesiems riteriams. Dabar norėčiau atkreipti visų dėmesį, kad labai greitai štai toje scenoje vyks vaikiškas spektaklis, bet gerbiamoji publika, aš į areną dabar kviečiu lankininkus. Prašome, ateikite čia. Čia. Lankininkų atstovą, šnekantį visų lankininkų vardu. Ir vakar ir šiandien vyko įvairios lankininkų viduramžiškos rungtys. Nesigūglinkit pasidomėti tomis rungtimis, jeigu ką galite štai ten pabandyti net ir šaudyti iš praktiškai tikrų lankų. O dabar audringais aplodismentais norim apdovanoti vaikų vizijoje. Labai sėkmingai startavusius ir pasirodžiusius ir šaudžiusius į lanką, iš lanko į taikinį. Tada surinkusi 82 taškus. Štai ta būsimoji žvairiakių šitų taikliųjų pilies gynėjų karta. Šaunuolis Tadai, Augustas! Ir kviečiame Raigardą. Raigardas norėjo tiesinti savo strėlių ir kviečiame Ugnių.